Barcelona, World Mobile kongresas, LG standas. Džiaugiuosi galėdamas jums parodyti LG vieną iš svarbiausių naujovių, kurias nori pristatyti LG savo stende. Tai LG laikrodis, kuris vadinasi LG Watch Urban. Laikrodis jisai panašus į Moto 360 iš pirmos pažiūros, dėl to, kad jisai irgi yra apvalus. Tokių apvalių laikrodžių tie yra tik tai du, toks metalinis korpusas. Jisai jau priešingai lyginsiu su Moto 360, nes jie buvo pirmieji Motorolos laikrodis apvalus, turi užlenkimą, kas man vėlgi lyginant patinka šitame laikrodyje labiau, matosi, kad jisai labiau atidirbtas yra, nes nėra tokios užbrėžtos juostelės. Jisai toksai plieninis, toks vidutinės klasės laikrodžio lygio gaminys, na toks butterfly užsegimas yra ant jo, na va taip atrodo ant rankos. Šalia mano laikrodžio atrodo didelis, masyvus, na šiaip kaip ir madingai atrodo. Veikia ir sporto dalykai, matosi, jisai turi žalią lazeriuką, tokį, su kuriuo aš susidūręs esu Samsungo laikrodžiuose pulso matavimui. Laikrodis iš tikrųjų, na, palieka tokio solidaus, modernaus laikrodžio įspūdį. Manau, kad jisai bus gana populiarus. Matome dabar Google operacinę sistemą turinti LG laikrodį, kuris uždėtas yra odinis. Ir matom Google Now ekranus, kuriuos kolegai bando junginėti. Šitas telefonas gali atvaizduoti kamerą ir matome, kaip jisai, neturėdamas savo kameros, atvaizduoja ir galit matyti dabar, kaip jo pagrindinė kamera rodo telefono kamera rodo laikrodžio ekrane. Dabar mes matome, kaip su LG Watch'u Audi mašinos užraktas per NFC atsidaro, užsidaro. Na vat, matom, kaip užsidarė ir atsidarė. Čia yra bendras projektas su Audi, LG ir va taip veikia funkcionalumas. Va štai tokie apvalaus ciferblato laikrodžiai ateina į mūsų rinką taip pat. Iki kitų pasimatymų poryt LT.